Labą rytą. 5 valandikės. Parau pas karviklių. Iš 6 aparatukų išmestėjau. Atpažiūrėti pieną. Viskas gerai. Gal parbėga. Belaukiu. Paėmė iš karto. Galime įmelžti. Na viskas. Paėmė kitą pusę, na pusę bulta. Dabar iškilgai melžės. Atsiveršiavus. Ta senokai jau, prieš porą mėnesių. Ta jodava, šitą irgi atsiveršiavus. Ilgiau melžės. Nu, karvės baigiam melžti. Aparatų nuplaunu. Dar vienas aparatas apisu. Ir galima eiti šiandienį paduoti. Tom gale karvėm palyt šūdą ir pasveršti. Ir sulaukti. Šėrimas vyksta. Biški dar yra, va, išėdu. Bet ir tiek nevalom, paskui buvom biški daugiau, jau iš ryt, poryt reiks valyti. Nu, Drimba, labas rytas. Subiniuk. Jeigu subini. Mėsinis, tikras mėsinis esi. Tikras mėsinis. Ko bliaunat? Gert norit? Nu, neužauga. Oi, tu neužaugsi niekada. Matau jau pagal tavo kūno sudėjimą, kad tu labai sustumtas, labai mažas. Nu, angliukų, kaip gyveni, kaip gyveni, jo. Nieko, užauksi, angliukų užauksi. Hebros pamažėjimas. Ėdat, matau, nebadaujat. Pakliuvas šiandienis labai toks sausesnis. Bet tokio dydžio veršim pats tas ir. Oi, su kad nesusijėdė. Nu, turėsit visą dieną, a ne? Nu, kas piršti. Geragi. Leik pavalgyt. Veršim pieną parnešiau. Eik pavalgyt, tai varyt pagal spėlius dalytuvo. Šiaip nelabai yra čia dar atšipę, tai baisiai, kad reikėtų kalasti. Aišku, jau rankos nepersipiltum į tokį. Bet, nu, 20 minučių ir pagalandė. Nu, pagalandų biški. Aišku, dabar jau taip neprapjaus, nu, ne visų idealiai pasigalanda, bet jau nusismailina biški. Nes būna, kad ta pati kantikė, va šita, nuo žolės susiapalina ir lėviau pjauna. Ir paskui tik ta kantikė, va taip va, yra apalinas. Čia va mas yra va dalykė va šitoje vietoje va. Užsiapalini.
paskui fanas daina iki pusės net. Paskui turėjom visą taip skersai šalin, kad gerai pjautų. O tiek naujienų. Opa, vienas rulis. Vartosi. Pirmą, kai įmetė į supą aplinkui, žinok, ir viskas, iškišu tą. Nu, nes matai peilį pasigalando ir nebesuk iš karto jau pjausto. Aš iškišau tą, matai. Suškliūn kažkiek. Nes kai peilį pasigalando, susiaižo greit. Tuomet, kai buki buvo biškelį ir matomai sukdavos. Matai. Jis net ne toje vietoje stovi, kur tu nuleidai tą metalą. Tai jau supjaustytas ir viskas, gali kitą mesti. Išaižė viskas. Greitai, kai pagalasti peilį greitai, pukšti viskas. Kiekvieną dieną negalasti, bet kas 2 savaitės pagalandam. Nu, kaip matėt, buvo tuščias pilnai dabar. 2 tonos 400, tai čia gaunas 800 kg. Vienas rulonas. O kaip gražiai skerdžia ruliai. Žiekšt, prapjauta. Nu, biškių užtruktas maišys. Čia viena dalis yra sausesnė metam, kiti yra šlapesni, da, tolo turim biškį. Vieną kitą rulį. Pasimaišytų, skaniau būtų karvytę valgyti. Saulytė. Kai kiekvieną dieną trukdo filmuoti. Gerai. Na, kaip matosi jau pabaiga. Spjaustė. Aišku, peilį pasigalando kažkiek greičiau, gal kokiom 5 minutėm. Bet jei kiekvieną savaitę galastum, tai tu tos peilis nespėstum keist, nes jie vien... Visas komplektas jau 8 dedasi, tai po pemą, po 100 eurų vienas kainuoja, nu tai gaunas, neblogai pinigų, 600-700 eurų. Stengiamės į sezoną tik vienus peilius sudrožti. Jeigu 2, tai jau brangoka. Gaunas pigiau su šakė. Aišku, lengviau su dalytuvu. Gerai, dalytuvą pastačiau. Dabar reikia eiti pasigauti vieną sakę telyčią. Veršiuotis turi, tai reikia prasivaryti į fermą. Kad biškai anksčiau, kad prisiprastų prie fermos ritmo. Ir paskui, kai atsiveršiuos, kad būtų lengviau. Mažiau gyvulių stresą. Gerai, einu gaudyti. Žodžiu, visai lengvai prasivarytos 2 telyčias. Viena telyčia, viena antra veršė. Tai ten antra veršė iš vis. Sako, jo, einu be problemų. Nuėjo pati, mes nepatyrė viskas. Gerai, varyt kavos gal atsigert, nežinau. Šiandien sekmadienis, tai nesinori daug daryti kažką. Atsigėriau kavos, pavalgiau. Palsėjau biškiuką šiandien daugiau. Ne kaip kiekvieną dieną, tai dabar varau melasą paduosiu. Šaldytuvas plaunas, pieninė buvo atvažiavus. Melasiuką paduodu. Ir jaučiu geras oras, plius 15. Šoksiu nusidažyti, jaučiu vieną kartą. Greitai, vis tiek kokią valandą, 1,5 nudažai, nei tiego. Ir viskas. Nudžiūtų iki rytojaus. Paskui dar kokią vieną dieną. Dabar varau pas gyvulių. Nu ką, melasiuką padavėm. Greit šlangą melasų patvarkiau. Nefilmavau. Visiems aišku, ten daroma. Dabar varau dažų susimaišyti. Ir varysiu padažyti biškį. Geras oras belė koks, tai tik lauke veikti kažką. Namuose nėra ko sėdėti. Dažiukus biškį pramaišysiu. Tai 2,5 litro. Tai
Šiaip 15 kvadratų rašo, tai matysiu. Ar užteks, neužteks, nes pas mane yra tik 7,5 kvadrato. Tai jeigu šiaip 2 kartam užteks, tai neužteks, reikės dar kibiriuką nusipirkti. Jeigu bus gal mažesnį kiekį, bet abejoju, kad mažesnių kiekių yra. Gerai, varai dažyti. Nu ką, dažiukus atsinešiau. Čiupsim šitą jautį už ragų. Pirmas sluoksnį šausim, o paskui žiūrėsim, ant tam užteks, neužteks dažų. Dažų liko, ką žinau, pusę litro gal. Rašom 15 kvadratų. Vienam kartui. Apsigavau. Tai va, dar reikės nusipirkti kibiriuką. Voliuką užmerkiau. Į maišą įdedu. Pavarau, kad negautų užkliuoju lipną juostą, nesudžiūna. Per porą dienų gali stovėti trejetą net. Nusidažė, biškį matos dar. Tinkas, bet normalu, nes vienas sluoksnis, tai įdžius biškelį pašviesės. Gerai, varau tvarkytis. Ką, viskas, 4 valandos vakaro, varau pas karvikių, laukiu, kol šuo pasisios ir lėkiu pas gyvulių. Ką aš langyti įdėjau, filtras yra, varau pas karvių. Aparatus paleidžiam. Opa, eina. Viskas aparatus užmetėm. Leidžias. Vieną pažiūrės uošvienę, kad bėgtų, nes ten viduje yra. O aš laukiu, kad atsimelšiu. Tai vieną pusę jau pamilgom. Čia yra apie tai pusė 26. Čia 3. Čia nemelžiam. Tai šiandien parvėm. Apžėlus. Po žiemos. Vėlutė būna biškį plaukus ilgamis. Gražesnis būna ilga plaukus. Nu ir taip pat tas pats situacija, tiek pat karviškas. Kad čia daug irgi vieną nemelžiamą.
Viso 26 ir 3, 29, 29, 58. Šiuo metu ferma. Paskutinė karbikė melžiu. Druską valgo. Nem. Druskytę valgai. Jo. Kažką atsakyti irgi. Daug žuvį paimsiu. Gerai, varau medžių, aparatus plauti, pasveršiu. Ai ne, vėl aš vis mačiau pieną nusinešę, tai neįsiu pasveršiu. Eisiu šūdą palysiu, kol pažiūrės ir namo. Vakarienę valgyti ir po to 9 prie gyvulių. Iki.